Nuo 2006-ųjų Europos komisija inicijuoja projektą Europos turizmo traukos vietovės, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į Europos turistinių vietovių vertę ir įvairovę. Lietuva prie šios idėjos prisijungė prieš 6 metus. 2013 metų tema – turizmas pritaikytas visiems. Šių metų laimėtojų tapo Telšių miesto projektas 7 kalvų miesto paslaptys. Antroji vieta atiteko Chaimo Frenkelio vilos kompleksui. Trečiąją vietą apdovanotas Neringos projektas Smėlio kraštas tarp 2 vandenų. 4. vietą pelnė Raseinių rajono projektas Turizmas pritaikytas visiems Šiluva. 5. vieta įvertintas Bistrampolio dvaras Panevėžio rajone. Telšių senamiestis vienas iš 7 saugomų senamiesčių Lietuvoje. Naujai suspindęs miesto veidas puikiai pritaikytas visiems – senyvo amžiaus žmonėms, asmenims su negale, šeimoms su mažais vaikais. Kelionės maršrutą patogu pasirinkti Žemaitijos turizmo informacijos centre. Ant 7 kalvų įsikūrę telšiai visus kviečia į Žemaitijos sostinę pažvelgti iš aukštai ir vėl nusileisti iki Maščio ežero pakrantės. Pavyko pasiekti, kad dabar Telšiuose bent jau dauguma žmonių jaučiasi pakankamai patogiai. Gali pasiekti pačius svarbiausius lankomus objektus, ne tik tai dvasinį centrą, mūsų pagrindinį katedrą, ne tik tai teatrą, kultūros centrą, visuomeninės ir administracinės įstaigas, bet ir maitinimo blokus ir lygiai taip pat poilsio patalpas. Pastabiausiai Telšių senamiestyje su nekantrumu ieško mažosios architektūros puošmenų, jaukiai besislepiančių visame mieste. Žemaičiai turi vienintelį pasaulyje Žemaitijos gaublį. Šiame miesto makete užrašai brailio raštu ir žemaitiškai. Tai pirmasis Lietuvoje meninis maketas akliesiems viešoje erdvėje. Birutės gatvėje įrengtas specialus šaligatvis regėjimo negalią turintiems žmonėms. Žmonėms su klausos problemomis informacija apie lankytinus objektus gali būti išversta į gestų kalbą. Keliaujantiems puikiai pritaikytos Telšių miesto aikštės, kuriuose vyksta šventės, koncertai. Visus sužavi naujasis amfiteatras. Čia išskirtinė akustika, patogūs nusileidimai senjorams ar keliaujantiems su mažyliais vežimėliuose. Specialus liftas leidžiasi tiesiai iki Maščio ežero. Pakrantės teritorijoje atnaujinti pėsčiųjų ir dviratininkų takai, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, prieplauka bei paplūdimys. Tvarkingi takeliai veda iki Zakso kalno, kur kiekvienas akimis įamžina Telšių senamiesčio panoramą. Štai tokią patogią kelionę po naujai atgimstančius telšius gali išbandyti kiekvienas. Kviečiame visus aplankyti Chaimo Frenkelio vilą Šiauliuose, nuostabų modernų architektūros pavyzdį Lietuvoje. Muziejinė erdvė žavi interjere išlikusią medžio apdailą puošniais lipdiniais, įspūdingų freskų fragmentais. Turtingas dvaro kultūros ekspozicijas paįvairina ne tik ekskursijos su gidu ar audio gidu, bet ir edukaciniai užsiėmimai. Praėjusiais metais baigta Chaimo Frenkelio vilos komplekso bei parko rekonstrukcija. Atnaujinta garsaus fabrikanto gyvenamoji vila, atstatytas ūkinis pastatas, autentiška tvora su vartais, secesijos stiliaus fontanas ir vilos parkas. Į Chaimo Frenkelio vilos pirmąjį aukštą judėjimo negalią turintys lankytojai gali patekti neįgaliesiems skirtų keltuvu. Jiems siūloma susipažinti su keletu ekspozicijų – provincijos miestas ir žydų paveldas Šiauliuose. Chaimo Frenkelio viloje jau 4 metus pristatoma taktilinė ekspozicija – daiktai, kurie kalba. Ji pritaikyta silpnaregiams ir neregiams. Lankytojai į cokolinį aukštą leidžiasi laiptinę, kurioje įrengtas turėklas. Lietuvos istoriją, kultūrą, šiuolaikinį meną pristatančius eksponatus galima liesti, o užsidėjus ausines išgirsti apie juos pasakojamų istorijų. Šis muziejus irgi žengia gana tokį inovatyvų žingsnį, pasidaręs balso gidą ir
Su juo yra ženkliai paprasčiau regėjimo neįgaliesiems gauti visą informaciją apie šį muziejų. Planuojamos naujos investicijos sutvarkyti vilos palėpę ir erdvę pritaikyti parodoms, įrengti išorinį liftą, suteikiantį galimybę judėjimo negalią turintiems žmonėms pakilti į 2. ir 3. vilos aukštus. Vila su terasa, parku ir puošniu fontanu – puiki vieta vasaros pramogoms. Kasmet čia vyksta tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis – Europos muziejų nakties renginiai. Kuršių nerija – nuostabus smėlio kraštas tarp 2 vandenų. Neringos balto smėlio paplūdimiai įvertinti mėlynąją vėliavą prieinami visiems. Vienas iš įtakingiausių turizmo leidinių Lonely Planet Kuršių nerijos paplūdimiams suteikė 2. vietą pasaulyje, o paryžiečių metro leidinys davė svajonių paplūdimio vardą. Jau 150 metų Neringoje žmonės gydo gamta – jūra, smėlis, vėjas ir saulė. Neringa siūlo modernę turizmo infrastruktūrą. Per visą Kuršių neriją driekiasi dviračių takas, kuris patenka į Lietuvos pajūrio dviračių trasą. Pamario promenados puikiai atitiks visų poreikius. Lygus takas be laiptelių, pakeliui poilsio zonos. Parnidžio kopa su saulės laikrodžiu – viena lankomiausių vietų Neringoje, pasiekiama ir specialius poreikius turintiems žmonėms. Nido švyturys ant Urbo kalno taip pat puikiai pritaikytas keliaujantiems vežimėliais. Patogiais keleiviniais laiveliais jachtomis Kurėnų galima leistis po Kuršių marias iki Ventės rago ar Kintų. Kapitonai priima visus ratuotus keliautojus. Neringa siūlo įdomias pramogas skirtingais metų laikais – buriavimą vėjaračiais vasarą ar ledrogėmis žiemą. Judėjimo negalią turintys poilsiautojai kviečiami į parodas miesto muziejus, supažindinančiais su Kuršių nerijos gyventojų verslais, kultūra, jiems pritaikyti 6 viešbučiai ir svečių namai. Vėtrungių ekspoziciją po atviru dangumi Žvaigždžių alėją gali aplankyti kiekvienas. Prisiliesti, pajausti ir išgirsti širdimi kviečia Šiluva, pristatoma kaip kultūrinio, pažintinio, piligriminio turizmo objektas, patrauklus visiems ir lankomas visų. Prieš 20 metų šią žemę ir žmonės palaimino čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II. Ne vienas Šiluvoje nelieka be dėmesio, vienuolės gyvenančios Jono Pauliaus II namuose su kiekvienu bendrauja jam priimtinu būdu, kiekvieną lydi šventovėje, kokiu būdu jis bejudėtų ar kokią negalią beturėtų. Visi tikisi prisiliesti prie stebuklo, apie kurį kalbama 400 metų, kai čia pirmą kartą pasirodė švenčiausioji mergelė Marija. Dievo motinos apsireiškimas Šiluvoje laikomas pirmuoju Marijos pasirodymu Europoje ir vienu iš 5 bažnyčios pripažįstamų apsireiškimų. Šiluvoje veikia piligrimų informacinis centras, mielai sutinkantis keliauninkus. Jis pritaikytas žmonėms su negale. Centre įsikūręs ir Šiluvos muziejus, vyksta parodos, renginiai, edukacinės programos visiems, kas tik pageidautų sužinoti apie Šiluvos šventovę, apylinkes bei miesto istoriją. Daugiausiai lankytojų, turistų bei maldininkų sulaukiama per šilinių atlaidus. Tuomet į Šiluvą suplūsta 80 000 piligrimų ir maldininkų. Jų metu vyksta pamaldos, Jono Pauliaus II kultūros namų salėje rodomi dokumentiniai filmai. Aikštėje tarp koplyčios ir bazilikos vyksta chorų pasirodymai, spektakliai. Nepamirštamą pažintį su kultūros paveldu ir dvarų istorija siūlo Bistrampolio dvaras, Panevėžio rajone. Visi čia gali lankyti unikalų 19 amžių menantį dvaro ansamblį, pasivaikščioti po parką, susipažinti su turtinga dvaro istorija. Visas Bistrampolio dvaro kompleksas yra pritaikytas specialių poreikių turintiems žmonėms. Įrengtas pandusas leidžiantis patekti į centrinius dvaro rūmus. Norintys apžiūrėti 2 aukšto ekspoziciją yra keliami keltuvu. Buvusiame dvaro vežiminės pastate visi 1 aukšto kambariai pritaikyti specialių poreikių turintiems žmonėms. Šeimos su mažais vaikais taip pat nėra pamirštos. Viešbučio kambariuose specialios lovelės kūdikiams, restorane kėdutės, o lauke vaikų žaidimo aikštelė.
Pistrampolio dvaras atviras parodoms, klasikinės muzikos vakarams. Buvusiame dvaro žirgyne įrengta moderni 400 vietų koncertinė salė, kurioje kiekvieną vasarą vyksta Pistrampolio festivaliai, sulaukiantys vis daugiau svečių iš Lietuvos ir užsienio. Rūmų salės įrengtos be jokių slenksčių, taip kad judėjimo negalią turintys žmonės galėtų pasiekti visas ekspozicijas. Dvaro erdvėje rengiamos neįgaliųjų vaikų ir šeimų šventės, stovyklos. Čia vyko tarptautinis teatrų festivalis, kuris subūrė neįgaliųjų grupes iš 6 šalių. Šiuo metu rekonstruojami senieji tvarto ir kluono pastatai. Plačios durys veriasi į modernų žirgyno kompleksą. Erdviame pastate nuo vasaros karščių jau slepiasi pirmieji žirgai. Atviras, jaukus ir svetingas. Toks Pistrampolio dvaras pasitinka kiekvieną keliautoją.